projektą Klaipėdos kraštas kultūrų kryžkelė. Kiekvienos šalies kultūros turto pagrindas yra įvairovė. Jis sudaro visų mūsų bendrą paveldą ir yra mūsų vienybės pagrindas. Vienas iš pagrindinių mokyklos uždavinių yra ugdyti žmogų atsakingą už jos tautos, kultūros veiklą ir integravimas į pasaulinę kultūrą. Norėdami išsaugoti savo tautos etninės kultūros turtus, nusprendėme įgyvendinti šį projektą. Mes tikime, kad domėjimasis savo krašto etninė kultūra, papročiais, istorija yra labai svarbu įvairaus amžiaus žmonėms. Nes tik dirbantis ir kūrintis žmogus gali išlikti savo tautos patriotas, stiprus, savitas ir atsparus šou kultūrai. Pagrindinis mūsų projekto tikslas – pagilinti darbą su informacinėmis technologijomis įgūdžius, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti komandą bei praplėsti savo žinias apie Klaipėdos kraštą. Projektas buvo sėkmingai integruotas ugdymo procese. Projekte dalyvavo 7-8 klasių mokiniai bei 8 mokytojai. Projektas buvo integruotas į istorijos, geografijos, šokio, muzikos, lietuvių kalbos, technologijų bei informacinių technologijų pamokas. Pirmame projekto etape rinkome medžiagą apie Klaipėdos krašto kultūrinį paveldą, sisteminome surinktą medžiagą. Naudodami kompiuterinės ir internetinės programas pradėjome kurti pristatymus, kad pagilintume žinias bei sukauptume daugiau medžiagos projekto įgyvendinimui, lankėmės Klaipėdos etnokultūros centre bei Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Antrajame projekto etape pradėjome mokytis Klaipėdos krašto šokių, dainų. Taip pat siūlome savo rankomis dalonus bei žaidimus šio projekto pristatymui. Susipažinome su vakarų žemaičių tarme ir bandėme kalbėti šišėniškių tarme. Trečiajame projekto etape kartu su mokytojais vykome į ekskursiją po Klaipėdos krašto lankytinas vietas, surinkome medžiagą skirtą filmui apie Klaipėdos kraštą ir pristatinėjome atliktus darbus. Pristatysime kelis padarytus darbus. Tai vienas yra Klaipėda ir jos simboliai. Klaipėdos krašto žemėlapyje. Susipažinome su Klaipėdos krašto architektūra, su Klaipėdos krašto veikėjais, Klaipėdos krašto kasdienybė, tradicijomis bei šventėmis. Susipažinome su lietuvininkų šokiais. Bandėme kalbėti šišėniškių tarme, tai domėjomės smulkiąja tautosaka, minklėmis, mįslėmis, patarlėmis bei priežodžiais. Susipažinom su Klaipėdos krašto virtuve. Domėjomės Klaipėdos krašto tautiniais kostiumais. Toliau mokėmės ir tvirtinome Klaipėdos krašto šokius bei dainas, surinktą smulkią tautosaką, mokėmės kalbėti šišėniškių tarme bei tęsėme delmonų bei žaidimų siuntimą. Naudodami įvairias kompiuterinės bei internetinės programas baigėme kurti pristatymus apie savo krašto kultūrinį paveldą. Sukūrėme šio projekto internetinę svetainę, kurioje yra patalpinta visa informacija. Ir sukūrėme filmą Klaipėdos kraštas kultūrų kryžkelė. Ačiū išdėmesį. Padavimas. Kaip atsirado Klaipėda? Rytuose aušra nudažė tamsų dangaus skliautą aiškia raudona šviesa. Viena po kitos geso žvaigždės ir tik stipriausias bandė pasipriešinti tekančiai saulei. Virš akmenos pievų kilo miglos šydai, kurie siūbuodami traukė į ąžuolyno tankį. Ant vandens jau buvo matyti žalieji rožių skrituliėliai ir baltai šviečiantis jų žiedai. Tyliai tekėjo upelis, plačiai vingiuodamas per žaliasias pievas ir plačius miškus. Šventa tyla viešpatavo aplinkui. Visa, kas gyva, laukia pasirodant skaisčiosios saulės, kuri kiekvieną dieną budino gamtą iš gilaus nakties miego ir kaip kasdien šiltais spinduliais švelniai glostė žemės paviršių.
Atsargiai prasiskleidė lazdynų šakos. Į mažą pievutę prie upės išėjo 2 stiprūs vyrai. Abudu buvo tiesūs, liemeningi. Vienas buvo aukštesnis, stambesnių kaulų, kitas laibesnis, smulkesnis. Abiejų plaukai buvo šviesus, akys mėlynos, kojos, veidai ir rankos buvo nudegę. Tai buvo Elnias ir Vilkas, 2 drąsiausi ir stipriausi medžiotojai tos giminės, kurie gyveno prie akmenės vidurio. Juos išsiuntė ištirti, ar nėra kur tinkamesnės vietos apsigyventi. Apsidairė ir radė tinkamą vietą, kur atsisėdo. Tyliai kalbėdami maldą, jie provė sausas lazdynų šakas viena ant kitos ir prastais įrankiais susikūrė ugnį. Ugnis jiems buvo dievybė, nes be jos jie būtų atleisti ir pasmerkti mirti. Elnias pataikė. Jis rado kopus mirtimis apneštą vietą, kur nors įsibavo, jau visai prašvito. Žibėdami iškilo pirmieji saulės spinduliai. Medžiotojai, suklupę prieš saulę, vėl tyliai kalbėjo maldą. Vėliau, valgydami džiovintą mėsą, jie dairėsi po apylinkes. Į visomis pavasario spalvomis margavusią pievą, į storais, liemeningais ąžuolais bei baltais labais karžais apaugusią kalbą. Čia buvo visko pakankamai, ko jiems reikėjo. Medžių pilims, pašaro gyvuliams bei medžiagų įvairiems ūkio įrankiams bei ginklams. Ugnelė geso ir juodu jau rengėsi eiti toliau. Susivaržė atsirušusias vyžų apvaršas, pasitaisė juostas ir susirinko iešmus. Žengė paupiu pirmi. Tankūs apinių išpilti lazdynai ir alksnynai dažnai užstodavo jiems kelią. Kai kur reikėjo ir balas aplenkti. Jie ėjo laukinių žvėrių takų vedančių į aukštumą. Nuo aukštumos jiedu pamatė mėlyną jūros paviršių. Valandėlę apsidairė, žiūrėdami nuostabų vaizdą, Elnias sušuko prie jūros ir bėgo takeliu vedančių jūros pusę. Bet toli jis nenubėgo, nes žemė po kojomis ėmė siūbuoti. Takas vedė ilgą plačią pelkę. Dešinėje akmenė, kairėje ir prieš akis lyg žalias ežeras plytėjo pelkė be dugno. Tik plačianagiai elniai čia galėjo vaikščioti, žmogaus pėdą turėjo įklimpti. Nežinodami, ką daryti, medžiotojai stovėjo prie kranto ir svarstė. Taip arti būdami prie jūros, jie negalėjo grįžti jos nepasveikinę. Tad Elnias pamėgino pelkę pereiti kairėje, o Vilkas dešinėje pagal akmenę. Elnias pataikė. Jis rado kopus mirtimis apneštą vietą, kuri nors išsibavo, tačiau jam buvo tiltu į pajūrį. Elnias atsistojo kitoje pelkės pusėje ir jų žvelgė beribę jūrą. O, kokia didinga ir galinga jūra, sušuko jis, jausmų pagautas. Priešais jį, iš mėlyno vandens, kyšojo geltonos vilčių salelės, o tolėliau kairėje tęsiasi žalios salos. Atvesiu čia visą savo giminę ir niekas dėl to nesupyks. Bet kur tas Vilkas prapuolė? Juk jo kelias buvo žymiai trumpesnis. Elnias nubėgo lėgę akmenės žiočių, bet ir ten Vilko nesurado. Jis sunerimo. Ar tai gerajam ir ištikimajam draugui būtų kas nors atsitikę? Ar jo jau nebėra? Elnias pridėjo rankas prie burnos ir šaukė draugą. 1, 2, 3 ir daug kartų. Bet niekas neatsidarė, tik aidas grįždavo atsimušęs į mišką. Elnias nubėgo lygi tos vietos, kur juodu išsiskyrė, bet ir ten Vilko nesurado. Jis sekė savo draugo Vilko pėdomis visą valandą, kol jos pradėjo dilti ir visai išnyko. Žemė po kojomis ėmė siūbuoti ir jis ėmė grįžti. Grįžo atgal lygi tos vietos, kada po kojomis pajuto tvirtumą. Jis laukė ir šaukė ir laukė, bet veltui Vilko jau nebebuvo, jis nugrimzdo pelkės pasaloje. Saulė leidosi, bet Elnias vis dar Vilko ieškojo akmenės paukų. Nusiminęs ir pavargęs, jis pagaliau susirado vietą nakvynį, bet užmigti negalėjo, nes vis matė savo tebeklaidžiantį draugą. Po kelių dienų grįžęs pas savo giminės, jis viską papasakojo, vis pridurdamas apie bergždžią savo draugo nelaimę ir apie tai, kaip klaidžiojo Vilko pėdomis. Šitoji giminė nusileido į elnių ištirtą kraštą, įsikūrė ten pilį ir apsigyveno. Ilgais žiemos vakarais vyrai ir moterys kalbėdavosi apie elnią ir jo nuotykius. Bet su laiku ši istorija išdilo žmonių atmintyje.
ir liko tik tos vietos, kur elnias žuvo. Pavadinimas Klaipėda, klaidžiota pėda. Ilgainiui šis pavadinimas tapo tikruoju vietovės vardu. Ir kai mūsų kraštą įsibrovė kryžiuočiai, žmonės tai žinojo, kad vieta prie meilės žodžių vadinama Klaipėda. Prašau labai paploti. Inesai ir Aurai, kuri tokį sudėtingą, žodingą tekstą ir ilgai išmoko mintinai ir taip gražiai papasakė. Dar kartą Tautiniai rūbai filmas. XIX amžiaus pirmoje pusėje klaipėdiškių kostiumas buvo spalvingas ir pilnas egzotiškų senovinių elementų. Moterys vilkėjo puošniai siuvinėtais marškiniais ir trumpomis liemenėmis arba švarkeliais. Sijonai dažniausiai būdavo languoti, išausti raudonos ir tamsiai mėlynos arba raudonos ir žalios spalvos deriniais. Prijuostės dėvėtos lininės. Baltame jų dugne derinant keletą audimo būdų – atlasą, rinkimą, kaišymą. Būdavo įaudžiami raudoni raštai, sudaryti iš geometrinių ir geometrizuotų augalinių elementų. Klaipėdiškės juosėjo plačiomis ir siauromis rinktinėmis juostomis, o prie juosmens pasikabindavo delmoną – plokščią, puošniai siuvinėtą krepšelį. Karolius nešiojo stiklinius arba gintarinius. Šis kraštas garsėjo įvairiais rankdarbiais, ypač siuvinėjimu ir megztomis raštuotomis pirštinėmis. Nuotakos XIX amžiaus pradžioje dėvėdavo įspūdingą nuotakos kyką, aukštą, cilindro formos galvos apdangalą, padarytą iš juodo aksomo arba fetro. Jaunamartės kykas padarytas iš pintinių nėrinių, užtemptų ant specialaus karkaso, iš viršaus būdavo apgobiamas plonu šydu. Moterys dėvėjo linines drobules su viduryje įsiūtais, dailiais, siuvinėtais perdrobuliais. Klaipėdiškiai vyrai mūvėjo ne tik ilgomis, bet ir trumpomis kelnėmis, kaip vakarų Europoje. Jūs XVIII amžiaus madą su klostytais įsiuvais šonuose. Madingomis laikytos tamsiai mėlynos arba juodos sermėgos. Juos ėjo ne tik juostomis, bet ir spalvotais siuvinėtais bei odiniais diržais. Plačiabrilės skrybėlės puošdavo rinktinėmis juostelėmis. Šaltuoju metu moteris vilkėdavo sermėgomis bei kailinukais, aptrauktais tamsiai mėlyna medžiaga su auksaspalviais apvadais. XIX amžiuje Klaipėdos krašte jodinėdavo ne tik vyrai, bet ir moterys. Kitose Europos šalyse žemesniųjų luomų moterims mokėti joti buvo neįprasta, todėl klaipėdiškių jodinėjimas svetimšalius stebino ir žavėjo. Raitos merginos jodavo į miestą apsipirkti, keliaudavo į svečius, netgi į bažnyčią. XIX amžiaus antroje pusėje klaipėdiškių kostiumas gerokai pakito. Ta nulėmė ne tik miesto mados įtaką, bet ir religinis liuteronų susirinkimininkų judėjimas atnešęs griežtesnius papročius. Tamsios spalvos, ypač juoda, pradėtos laikyti ne tik gero skonio, bet ir doro, pamaldaus gyvenimo būdo įrodymų. Vieninteliai delmonai vis dar buvo siuvinėjami spalvingai. Išeiginiai sijonai į XIX amžiaus pabaigą dažniausiai smulkiai klostomi, plisuojami arba gofruojami. Prijuostės taip pat dėvėtos tamsios, tiek austos namie, tiek siūtos iš fabrikinio šilko ar satino. Kykai siuvami ne tik balti, bet ir tamsus, aksominiai bei šilkiniai. Moterys ir merginos ant galvos vis dažniau gobėsi tik skareles, surištas po smakru. XX amžiaus pradžioje vietoje marškinių ir liemenės visuotinai pradėta vilkėti švarkeliais, dažniausiai trumpais, glaudžiai aptempiančiais liemenį.
Vaikai šventadieniais būdavo aprengiami tokiais pat kostiumais kaip ir suaugusieji. Mergaitės ir netikėjusios merginos pindavo kasas, kurias sudėdavo apie galvą labai sudėtingais būdais. Tokia šukuosena būdavo daroma sekmadieniui ir laikydavo visą savaitę. Uždaviniai – formuoti mokinių savarankišką ir kūrybišką santykį su tautos etnokultūra ir jos tradicijomis, žvelgti kultūrinio palikimo vertybių sistemą, tautos palikimą gretinti su savo nuostatomis, mokyti vertinti žodį, meninį tautos palikimą kaip žmogaus pasaulėžiūros formavimus veiksnį, pasiūti dėl menus mokyklos tautinių šokių kolektyvui Gedmina ir pasiūti edukacinį žaidimą Gyvybės medis. Dirbantys žmogus sukuria aplinką, atspindinčią jo asmenybę, tautos savitumą ir epochos lygį. Kaip toks žmogus gali išlikti savo tautos patriotas, savitas ir atsparus kitų šalių kultūros poreikiai. Lietuviai sukūrė turtingą mitologinę tautosaką susijusią su medžio kultu. Jis pasireiškia augalų garbinimu. Buvo tikima, kad dievybės ir žmonės yra gimę iš medžių, o atsiradus vėliau kultui imta tikėti, kad jos gyvena vandenyje, miške, medyje. Tada atsirado pasaulio medis, dalintis visatą į 3 sferas – viršutinę dangų, vidurinę žemę, apatinę požemį. Medis augo sakraliniame visatos centre. Pasaulio medžio viršūnėje buvo vaizduojama saulė, mėnuo, žvaigždės, ant šakų paukščiai, pašakomis žalčiai ir gyvatės. Pasaulio medis buvo vyriškos giminės – ąžuolas, beržas, topolis, uosis ir kadagys. Teisingumo kulto pagrindu buvo sukurtas pasaulio medžio analogas Gyvybės medis. Jis glaudžiai siejamas su moterimi, gimdytoja, maitintoja žmonių ir viso pasaulio pramonė. Gyvybės medžiai buvo laikomi moteriški medžiai, tokie kaip kriaušė, obelis, ieva, liepa, rožė. Gyvybės medis tai žydintis medis su pumpurais ir vaisiais, saugomas paukščių ir gyvūnų. Ornamentai turėjo simbolinę prasmę. Mokinės ornamentą vaizduoja stilizuotai, paprastai ir išraiškingai. Ornamentą augina iš vazono, pasirinktų žiedų motyvų, spalvų derinio, komponuoja pagal pasaulio medžio modelį. Dėl ornamento mažą moterišką puošnį siuvinėtą krepšelį. Na, čia mes matome nuotraukoje. Nuotraukoje matome, kaip mokinės ruošiasi siuvinėti dalmoną. Jos šiek ieško piešinio, daro kompoziciją, renka dygsnelius, derina spalvas. Matote visas merginas, kurios čia nešioja savo dalmonus, atlieka siuvinėjimą, taip. Jau čia jų darbeliai visi bendrame fone. Jie atspindi tikrai 3 sferas. Tai yra danguje žydi gėlės žiedas, jisai atitinka žvaigždės, saulę. Per vidurį auga išsilapojęs augalas irgi su žiedais, o požemį atitinka vazonas. Pagal Gyvybės medžio modelį sukūrėme ir pasiūlome edukacinį žaidimą skirtą etnokultūros ir tautiškumo puoselėjimui per choreografijos, muzikos, lietuvių kalbos bei pradinių klasių pamokas. Šitas darbas vyko gana ilgai. Per tekstilės pamokas siuvo visi mokiniai. Tai mes pradėjom siūti nuo spalio mėnesio ir pabaigėm gruodžio pradžioje. Šitas darbas buvo sudėtingas, nes reikėjo viską pradėti tiesiog nuo nulio. Reikėjo ieškoti žodžių, kokie buvo mums reikalingi žodžiai. Ir čia yra 33 žodžiai išsiūti.
ir jisai yra padarytas pagal gyvybės medžio principą, yra sudėlioti, yra ir paukščiai, ir žvaigždės, ir gėlės, ir požemyje gyvena žalčiai ir gyvatės, nes požemyje atitinka visi šitie gyvūnai. Dabar matote, kaip dirba mokiniai, kadangi dirbame mišriose grupėse, siuvame visi prikritę. Ardėme ir kirpome, kirpti man buvo labiausiai patikėta. Na ir čia mūsų galutinis rezultatas. Aš tikrai tikiu, kad kiekvienas dalyko mokytojas, kuriam bus reikalinga, bus galima paimti ir žaisti bet kokioje lietuvių pradinių klasių pamokoje, per šokių pamokas, nes čia yra išrašyti visi mūsų tautoje esantis įvairūs padavimai, reiškia amatai, dainos, šokiai. Tai tiesiog aš labai norėčiau, kad jūs visi paplotumėt tiem dirbusiem Šišioniškio kalbos. Tekstas yra prieš jūs, įdomumo dėlį, bet ką girdėsite ir ką matysite, ar viską suprastume. Vakarų žemaičių tarmė, tai bun žemaičia, bun kalbela aukštaičiai, ne? Ir yra šišioniškių dar tarmė, vakarų žemaičių Klaipėdos krašto. Tai vat pasiklausykite dabar tikro šišioniškio. Vienas kapitonas dažnai su savo boršu išjoja. Boršas buvo kapitono arklių avaras nutraukęs, savo arklių pidėjęs. Boršo arklys labai mandė ėjo. Kapitonas pastebėjo tam ir sakantų, dara, kad tavo arklys tiek mandė, atsak. Sak, nenorėjau patekti, kapitonas atradė, turėjai patekti. Ištraukęs 9-3 markės, sak, man pateks. Sak, aš degtokų pašpicin vieną galą ir antrą galą patys po uodegos. O kaip degtokas doras, ir pats storų uodeg kelta aukštyn į galų kelia aukštyn. Ir kapitonas sako, štai 3 markės duoda tau, tai patek man į žmoną. Myslės ir palyginimai. Dabar penktokai bandys užminti jums myslės šišioniškių tarme. Pirmiausia, jums užmins šišioniškiškai, pasakysit, ar supratot iš viską pasakė, ar ne? O tada jau bandysite spėti. Pradėkite. Žygimantai, savo myslę. Tikrum auks, tikrum gims, paims ir ranką graudžiai verk. Kas? Tik reikia sugalvoti dabar prizą. Alio. Dabar Giedrė užmins šioniškiškai. 12 vyr į vien lovų ir nieks nėra prie krašto. Kas? Dar kartą pasiklausykit, niekas beros nepataiko. 12 vyr į vien lovų ir nieks nėra prie krašto. Klausykite, jei vienas neatspėto, yra atsakymas koks? Stipinai. Dviračio stipinai. Gerai, dar Giedrė. Maža moteriškio, trejos kalinokos. Kas? Maža moteriškio, trejos kalinokos. Dar Giedrė. Daug kampę papūręs, lės palauk kaip pašiūręs. Kas?
Matau kampą papuręs, lek per laukai pašiuręs. Šautuvas. Dar misliu. Keturbraulė bėgiui et, nesėkmė danginė žems. Keturbraulė bėgiui et, nesėkmė danginė žems. Malūnas. Malūnas. Dar kartą pasakys mįslę, jau žinodami atsakymą, tai dabar surinkit viską į krūvą. Keturbraulė bėgiui et, nesėkmė danginė žems. Jots velis įkalt kryžius. Dar kartą. Jots velis įkalt kryžius. Malūnas. Jots velis įkalt kryžius. Kantoja kryžius. Vėjas pučia barzdą krūtą kiaušintą balmušą. Ne. Vėjas pučia barzdą krūtą kiaušintą balmušą. Teisingai, obelis. Žemaitis, aukštai dievaitis. Nukris dievaitis, užmuš žemaitį. Kas? Taip. Apžels susivels, galvoks pliks. Apžels susivels, galvoks pliks. Pakaks. Ir dabar dar pasiklausykim tiesiog nuostabiausių jų palyginimų. Palyginimai iš vis lietuvių kalboje, ar ne, labai puošia kalbą. O štai pasiklausykime tarmiškai tų palyginimų. Ves atsisprendz, kad vens ir upluš, kad lėš į galvą. Dabar ką dar suprantu, testą pasakyti. Tiesi vaga kaip virvė kišenė. Toks palyginimas, tiesi vaga kaip virvė kišenė. Jos kaip žydsnių kryžius. Jos kaip žydsnių kryžius. Jos kaip žydsnių kryžiaus. O čia pan, kaip kovaks, krops išbėgs. Šventa kaip kiaul, čys kaip drangas. Šventa kaip kiaul, čys kaip drangas. Nesupratot? Gerai, viskas, paplokit šaunuolės mergaitės. O pasakys apie kabus. Paskui ištars. Apie tinginį. Iš pat į snapą. Silenkau visuomet šventą. Apie žmogų ir jo artimą. Ne arkos arkų vėl nekas. Vėl apie tinginį. Ant veits ir akmuo apžel. Urve negraibysi, taukų nelaižysi. Mėšlų nekaps, taukų nelaižys. Štat nedergs, tauk nelaižys. Kas mok don pjaut, mok ir art. Kur ir bir. Žib kaip žaltys, ėt kaip arklys. Kad utel vien kart į kailins įlent, ana sunkia be iškrakštyt. Svietgalis, 7 vyrai nevaliuos vieną gaidį papjaut. Kaip tu man, taip aš tau.
Gerai, o apibendrinant mūsų darbą, kaip ten sakėte apie darbą ir tinginį? Ko nekapstęs, nelaižysi? Ko nekapstęs? Taigi, mėšlo nekapstęs, taukų nelaižysite, va. Dirbti reikia. Lietuvių etninės choreografijos ypatybės aprašė ir analizavo dažniausiai nelietuviai autoriai. Jau tada buvo pastebėta savita šio krašto kultūra, muzikinė dainavimo ir šokio tradicija. Norime jums pristatyti du Klaipėdos krašto šokius. Pirmasis šokis yra lėlinkis. Šiame projekte Klaipėdos kraštas kultūrų kryžkelė. Šio projekto metu iš naujo pažinau gimtąjį kraštą Klaipėdą. Pasibaigus projektui galiu padaryti išvadą. Klaipėda ir jos kraštas išskirtinis. Nuo kitų etninių regionų ir miestų išsiskiria delmonų, maistu, architektūra bei kalba. Didelę įtaką turėjo uostas kelias į platųjį pasaulį. Tai buvo susisiekimo priemonė, nešusi brangesnius audinius, įvairias puošimo priemonės. Tuo mūsų kraštas ir skiriasi. Klaipėdiečių moterų turėtas delmonas buvo detalė, kurią nešiojo tik Klaipėdos krašto moteris. Moteris taip pat puošėsi gintariniais bei stikliniais karoliais. Dar kelios detalės, kurios išsiskiria, buvo maistas ir architektūra. Maiste vyravo žuvis, o architektūra buvo fachverko stiliaus. Labai gaila, bet mūsų senovinė šešėliškių tarme kalbančių beveik nebėra. Vis dėlto, didelį įtaką be abejo turėjo Vokietija bei Klaipėdos krašto priklausomybė skirtingoms tautoms, ordinams bei karalystėms.
Aš dalyvau būtent dalmonų siuvinėjime ir sužinojau, jog svarbiausias senovėje dalykas buvo medis, moteris ant dalmonų siūdavo pasaulio medžius. Viršuje buvo dangus, viduryje žemė, o apačioje požemis. Taip pat sužinojau, dalmonus nešiojo daugiausiai klaipėdietis ir Klaipėdos krašto moteris. Labai patiko siuvinėti, nes ne tik sužinojau daugiau apie dalmonus, tačiau dėl to jau supratau, kad senovinis daiktas ir dabar gali atrodyti labai gražiai ir originaliai. Taip pat patiko, nes išmokau naujų dyksnių, kurias galėsiu vėliau panaudoti savo kūryboje ar rūbuose. Aš tik tiek noriu pasakyti, kad paprasčiausiai dalyvauti tokiame projekte man irgi buvo įdomu, nes aš su dideliu būriu vaikų buvau tik vienas tasai sraigtelis. Matot, kokia sudėtinga buvo programa numatyta ir mes visi puikiai ją įvykdė ir tiesiog, kaip visi sakome, kad susitelkus galima nuveikti labai daug ir didelių darbų. Ačiū visiems.